Sveiki, laba diena. Kaip gyvenat, kaip laikotės? Ir šiandien randame avietynę ir noriu parodyti, kaip atrodo vasarinės avietės birželio 13 dieną. Tai einam pažiūrėsim, kaip atrodo vasarinės avietės Glenampel. Eime. Taip, randuosi prie vasarinės avietės Glenampel. Tai noriu parodyti, kiek yra primegzta uogų. Tai kad žinotumėt, jeigu gerai paruošta žemė, Glenampel yra labai derlinga. Labai derlinga. Pažiūrėkit, kiek uogų, kiek bus darbo, kiek skynimo. Tūkstančiai uogų. Tai va čia yra 50 metrų lysvė. Tai uogos aplipę iš abiejų pusių. Aukštis, čia jau virš, ne virš, bet 2 metrai. Einam į tą pusę, čia 2 metrai, uogų labai daug. Kaip minėjau, birželio 13, uogos jau po biškį pradeda baltuoti. Šiais metais sezonas ankstyvesnis, nes pavasaris buvo toks link vasaros ganėtinai karštas ir šiltas ir lietingas, daug drėgmės. Tai uogų jau kitą savaitę pašils iki plus 26-27, naktis bus apie 20, tai sirpimas uogų bus kosminis. Matot, uogos jau. Kitą savaitę jau manau, kad pradėsim ir skinti. Tai va, matot, draugai, kiek uogų yra Glenampel, 50 metrų lysvė. Turim tokias lysvės 3 su Glenampel, 150 metrų. Iš tikrųjų bus ką veikti šitom 3 lysvėm. Žinoma, turim radiovą, lašką turim. Tai tikrai bus skynimo ir bus daug uogų. Tai va, draugai, pamatėt, kiek yra uogų. Tai va taip atrodo lysvė Glenampel vasarinė avietė. Tai va, draugai, tokia žinutė jums birželio 13 diena. Parodžiau vasarinę avietę ir turbūt patys įtikinat, kad Glenampel tikrai labai derlinga. Jeigu žemė gerai paruošta, tai uogų tikrai labai daug. Siaubingai daug. Bus ką veikti, bus ką skint, bus ką parduoti. Tai draugai, ačiū už dėmesį, geros dienos, viso geriausio, linkėjimai ir iki.